Dar vienas Sakartvelo atstovas to perdimo, tik tai vilkintis skirtingos spalvos aprangas. O čia Meinardas Mikulėnas lenkia Kendišą ir 1-0. Čia jau varo nebus. Meinardas Mikulėnas muša įvartį ir Sūduva švenčia. Marijampolės stadionas švenčia. O Meinardas Mikulėnas pasinaudojo tą savybę, apie kurią minėjau, kad Jurijus Kendišas nėra greičiausias žaidėjas. Ta visi žino, bet tą ne visi sugeba išnaudoti. Meinardas išnaudojo. Ir dabar Vilniaus Žalgirio situacija tampa... Kągi. Reikia laukti turbūt aktyvesnių Žalgirio veiksmų, galbūt net šturmo. Perdavimas Tekseira. Kendišas ir rezultatas tampa 1-1 ir Jurijus Kendišas. Žaidėjas, kuris suklydo tame epizode, kuomet buvo praleistas įvartis. Na, reikia tą pripažinti, bet čia, na, viską padaro puikiai. Ir rezultatas po Jurijaus Kendišo smūgio tampa lygus. Keitimas Žalgirio gretose. Marko Capanas palieka aikštę. Vietoj jo 7-asis Nemanija Michailovičius. Dar žiūrim atakos pakartojimą. Na ir Jurijus Kendišas